Aš veikiu, kaip veikia kūrėjas, bendradarbiaudamas su kūrėjo valia, siela, sąmone ir dvasia, bendradarbiaudamas su vieno Dievo fiziniais kūnais pagal pasaulio amžinybę. Prašau dieviškosios šviesos, kūrėjo, Grigorijaus Grabovojos Petrovičiaus ir visos dvasinės struktūros, kurios padėtų man valdyti ir nuspręsti, kad aš, Sigutė Venckaitytė, pašalinu iš savo realybės, iš savo erdvės, iš savo sąmonės, iš savo kūno visas baimes, nerimą, diagnozes, senatvę, ligas. Ir aš apsisaugoju nuo visų neigiamų įvykių ir savo sprendimą su kūrėjo šviesa visose tikrovės elementuose, visų išsigelbėjimų visai kolektyviniai sąmonei, atsižvelgiant į kiekvieno žmogaus valią, tebūnie taip nuo šiol iki begalybės.